Mėly vyrai, nevenkite būti pikti. Nevenkit supykti, kada peržengia jūsų ribas. Tai yra viena iš dalies vyrų problemų, kurie antiek bijo pykčio, antiek yra atstūmę šitą agresyvią energiją iš savo esybės, iš savo ekspresijos, kad jų moteris gali užlipti ant galvos ir ten daryti kažką. Ir jie net nepyptels į tą pusę, net neparodys savo ribų, neparodys to, kad jam yra negerai. Tokie vyrai dažnai daugiažodžiauja, pasakoja, kaip jiem blogai, bet taip mygdami, o ne aiškiai, griežtai, tvirtai parodydami: ei, skauda, baik. Net patys geriausi ir ištikimiausi šunys surzgia, kada užlipam jiems ant uodegos. Taigi pyktis yra labai natūrali ir labai normali reakcija į peržengtas mūsų ribas, į mūsų sukeltą skausmą. Ir moteris nori jausti šitą pyktį pas vyrą. Jos nori tą jausti, jos nori matyti, kad tenais kažkas yra, kad yra kažkokios tais ribos. Ir pyktis, agresija yra vienas iš būdų ir labai mums gerai suprantamų būdų parodyti, kur yra tos ribos ir kada mes moterys peržengiam tas vyro ribas. Pyktis ir agresija yra problema tada, kada yra perlenkiama lazda ir kada jinai yra naudojama ne gynybai, ne ribų nustatymui, bet puolimui ir žeminimui ir engimui kito žmogaus. Bet pats pyktis iš savęs, jisai turi būti paprasčiausiai valdomas, o ne jo atsisakoma. Kada pykčio yra atsisakoma, nesistebėkit, kad moteris pradės daryti su jumis ką tik tai nori, kad jinai pradės jumis žeminti, kad jinai pradės lipti per jūsų ribas, kuo toliau, tuo labiau, todėl kad jinai nežino, kur tos ribos. Dalis moterų turi bjaurų charakterį ir lips per visų vyrų ribas, bet dalis moterų jos paprasčiausiai nori pasibandyti, ar vyras turi tą charakterį iš viso. Ar jisai turi tas ribas ir kur ribos yra. Moteris Pašarūnas skundžiasi, sako: aš noriu, kad vyras pastatytų mane į vietą, aš noriu išgirsti ir pajausti tą dalyką, kad tenais yra kažkas tais. Ir vyrus Šarūnas moko lygiai taip pat, kaip tą daryti ir kaip suvaldyti šitą agresiją, kaip suvaldyti pyktį, vietoj to, kad jo iš viso atsisakyti ir pasitengti būti labai gerais, mielais, šiltais žmonėmis, va aš niekada nepykstu, aš toksai geras, aš toksai mylintis. O atsisės ant jūsų sprando, nuleis kojytes, maskatuos ir tai bus jūsų pačių problema, jūsų pačių atsakomybė, nes nemokat apginti savo ribų.